Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja ir lekiu į Peršėkę. Nedidelė upukė, kažkaip tai nežinau, laiko nėra, gaudysiu turbūt valandą kokią, gal truputėlį daugiau. Ir kodėl aš čia taip nekantrauju lėkt, nes gavau truputėlį gumų mažų. 2 ir megabaso, tai jos nėra labai jau ten visiškai miniatiūrinės, bet tokios, kurios turbūt tiks tiek rudeniniam ešeriui, tiek tam pačiam avižadrebiui. Jos nuo, jeigu neklystu, po to parodysiu, nuo 3 cm iki 5, tai tokios nėra visai miniatiūrinės, bet vis tiek tas ešerys, kada yra pasyvus rudenį, tai tiks tiek tam pačiam, manau, ešeriui, ant pavoliojimo, galbūt ant džigelio, galbūt ant dropshoto. Bet pas mane rankose bus šiandien Major Crafto meškerytė, kurių mes labai laukiam gedukai, kada jau jos pasirodys pas mus Lietuvoje, nes tikrai paklausa tikiu, kad bus didelė ir tikrai geros meškerės, avižadrebinės. Tai pasižiūrėsim, lekiam dabar į Peršėkę. Sakau, gaudysiu trumpai, tai pasižiūrėsim. Jau turėtų būti susirinkę ten šapaliukų, ešeriokų galbūt kažkokių, tai bus matyt. Nekantrauju, chebrytė. Vandens nedaug palyginus. Paskutinį kartą čia pavasarį buvau, bet žuvyčių matosi truputėlį. Spirga tai šiandien ten virš manęs tiltas per Peršėkę, Balbieriškio miestelis. Sudėsiu lengvą galvutę ir bandysim. Rodysiu tuos guminukus, kurie man atrodė labai simpatiški. Tai 2 tetravorksai ir megabasai. Horo 1,5 inčo, žodžiu, spalvelės tikrai tokios įspūdingos ir nuo 1,5 inčo iki 5 cm. Va tarkim, kaip ir šitą jau aš su jom gaudžiau ešerius šiemet ant džigelio. Žiauriai spalvų yra labai įdomių, tokių neeilinių. Tai pradėsiu turbūt nuo megabaso 1,5 inčo tokio balto. Ir po to žiūrėsim tiek formos, tiek spalvos tokios. Tikrai žiauriai yra įdomios ir iškalų ir tokių tepalų, žodžiu. Einu bandyti kažką sudėlioti. Tik užsirišiu lengvesnę galvutę, nes gylio tikrai nėra, turbūt dėsiu 0,3 kokio gramo. Avižėlės irgi nuo 0,2 gramo turbūt iki net 2 gramukų turiu. Su čiburaškutė pasidaręs, tai viskas rišuosi ir bandau. Nuo ko pradedam? Taip, va. Ne. Visgi pradedam nuo šitos, dar matot, net nespėjęs į dėžutės susidėt. Va kokia graži forma kirmėlytės. Galvutė lengva visiškai, nes gylio nėra. Va, kaip dailiai atrodo. Nu ir
Pirmas metimukas prieš mane matosi upelis. Ui. Ai, čia į tas žolės. Jo, tokia nemaža žuvukė. Ai. Nemažas žuveliokas ten va. Užmečiau. Toks vaizdas, kad truputį giliau yra didesnė žuvies, nu kaip ir logiška. Visai įdomu taip gaudyti, matai tas žuvis. Bet kaip giliau paskęsta masa. Op! Koks kibimas, hebra. Kas čia galėjo būt, matėt patys. Kaip rombino. Ir viskas giliau. Va. Oi, čia tos šakos visokios. Viskas, va. Koks šapaliukas. Pasisunkinau galvą truputį. Ir užsidėjau ryškesnį guminuką. Oi, vargstu aš čia su tom žolėm chebrytė. Ai, kaip čia dabar gal nusileist, pabandyt. Va, iš čia gal būtų paprasčiau. Op. Va, nu, čia gal gaudyt bus ir gerai. Va, duškės. Salotinis. Guminukas. Pravedimas toks irgi lėtas ganėtinai. Čia pavasarį gaudydamas ir upėtakį pagavau. 2 kartus, 2 upėtakius iš tikrųjų. Čia matyti iš to upelio ateina, kur prieš mane va. Op, tu peklom, kokie kibimai iš tikrųjų. Net apsala širdis kaip durė. Megabasas 1,5 inčio. Nu, tikrai patogiau būtų, jeigu būčiau į dėžutę susidėjęs, bet dėl laiko stokos. Jis toks forma truputį plokščias, tai ir sklęs lėčiau. Kirmėlaitė. Nu, pažiūrim ant tamsesnio guminuko, nes prieš tai su tokiais ganėtinai, nu, baltų pradėjau. Balta kibo, gerai. Opa, va. Ešeraitis.
Norisi šapaliukų kokių didesnių. Žiesiu gal po to dar nueisiu link Nemuno čia. Visai netoli žemiau tilto. Kaip visada žvejų prisėdę. Daug. Suplūdinę mačiau. Kažką jie ten vilioja. O aš ateinu čia. Karts nuo karto ateinu aukščiau tilto. Opa! Ui, kokie kibimai chebra. Op, va, nu kaip taip? Užmetu tenais taip, kad sraukė neštų link manęs po truputį. Bet labai jau daug iš tikrųjų nueinu. Ten toks matosi, baigėsi smėlis to upelio kito ir šlaitukas lenktas. Praktiškai metu ant to smėlio balto ir ant to šlaitelio. Kibimai. Visą tai galite rasti triturusfishing.com. Va koks. Šapalevičius. Op. Keliauk. Ir visos didžiausios žuvys iš truputį giliau. Ašarys. Ant ešerių tako pataikiau. Dar visai tokie padorūs chebrytė ešeriai. Nu ką, bičiuliai, valandą, tebūnie valandą su trupučiu ir
Kur čia pas mano kaikliukas? 26 žuveliokai, nu, smagu žiauriai. Norėčiau net dar praseit šitą upę, ne tik čia. Tos žuvys laikosi, galima ten eit link Nemuno žemyn ir džiugu tai, kad triturusas nesnaudžia ir orientuojasi stipriai į tą lengvą žvejybą, į avižadrebį tą vadinamą. Meškerytės tikrai greitų metų bus. Nu gal nelabai greitų, bet bus. Tai tiek, draugai, ir džiugu tai, kad dar triturusfishing.com galite rasti ne tik monstrinių masalų, tačiau ir mažesnių masalų. Taip kad smulkesnės žvejybos mėgėjai galite pasižiūrėti tiek duo, tiek megabas gumų ir įsigyti. triturusfishing.com. Ate.